Sveiki, čia laida Muzikos šokas. Šiandien mes savo laidoje susitikome su 3 nuostabiais ir nuotaikingais žmonėmis. Tai Julija, Justina ir Dominykas. Jie mums pristatė savo grupės veiklą ir atliko keletą dainų. Watching me, hanging by a string this time, but I'm back so easily. My smile on 100 lines, but I'm back. Watching me, hanging by a string this time, but I'm back so easily. My smile on 100 lines, but I'm back. There's lessons to be learned. I'd rather get my jamming words in first, yeah. Tell you something that I found, that a word's a better place when it's upside down, boy. If there's lessons to be learned, I'd rather get my jamming words in first, yeah. When you're playing with desire, don't come running to my place when it burns like fire, boy. Nothing sweet about me, yeah, sweet about me, ba-da-da-ba. Nothing sweet about me, yeah. Waves they crash, ba-da-da-ba. As time goes by, so hard to catch. Įvykių iš savo koncertinės veiklos atsimenat, gal daugiau kažką galėtumėt papasakot? Atsimenam vieną gėdingą įvykį iš tikrųjų. Tai mes turėjom koncertėlį čia Vytauto didžiojo universiteto, ten tokio vieno fakulteto šventėje. Ir mums dainuojant buvo labai vienas aktyvus fotografas. Ir tai buvo tikrai gėdinga, nes mes dainavom, o jisai nesiliovė mūsų fotografavęs. Ir nepaisant to baisiausio buvo, kad jisai tiesiog man dainuojant prie pat veido ir sako, tu palauk, gali tai palaikyti. Ir aš ten tiesiog mane apėmė juoko priepuolis ir tiesiog daina nutrūko. Ir tiesiog aš neturiu net kaip išsireikšti, iki šiol dar jaučiu traumą. Tai mes tiesiog supratome, kad to fotografo fotoaparate nebuvo pritraukimo funkcijos ir jis tiesiog artėdavo prie mūsų, norėdamas pritraukti mūsų veidus. Tai štai. Gal dabar galėtumėt atlikti kažkokią visiems labai gerai žinomą estrados dainą. Ar sutinkate padainuoti dabar? Lietuvių. Sutinkat? Tai galim priedainį dabar skubiai, ką nors padainuoti. Tu ateik į pasimatymą, kai skliaute žėlė žara. Jau seniai supratome, jog dviejų kelių nėra. Jau seniai supratome, jog dviejų kelių nėra.
norėtume paklausti, kur dar būtų galima patiems pasidomėti apie jūsų grupę. Tai toks socialinis tinklalapis Facebook ir jame mes turime savo, kaip sakant, fanų tokį puslapiuką ir jis vadinasi Julija, tada toks susisukęs 8 ir prakiręs, tai čia angliškas and ženkliukas ir Justina, tai Julija and Justina. Tai gal dar užrašysit savo pačiai ten visame, taip, tai štai. Tai ten galite sekti apie mūsų koncertus, planuojamas artimiausiai 21 dieną. Taip, nežinom dar valandos ir vietos trupučiuką žinom, bet ten galite sekti visą informaciją apie mus. Gal kažką norit pasakyti žiūrovams dabar linksma? Džiaugitės gyvenimu ir gyvenkit laimingai, kaip ir mes kartais gyvename. Čia nauja rubrika pavadinimu Thunder Tale. Šioje rubrikoje jūs daugiau susipažinsite su nuostabia grupe Thunder Tale, sužinosite daugiau apie jų koncertinę veiklą ir jų dainas. Pasižiūrėkime. Papasakokite apie savo grupę ir ką reiškia pavadinimas. Tai apie grupę ar apie pavadinimą pirmiausia? Gerai, pirmiausia papasakokite apie pavadinimą grupės. Grupės pavadinimas Thunder Tale, kaip mes verčiame iš anglų kalbos, yra perkūno sakmė. Mes pasakojam tokias kaip perkūno sakmes, kaip mes vadinam, dainas vadinam sakmėmis ir pasakojam istorijas apie senus laikus. Tai va tai ir yra tiek ir pavadinimo esmė ir tai, ką mes atliekam arba vaizduojam savo kūrybą. Dabar gal galėtumėt kažką papasakot apie savo grupę, kuris čia norėtumėt, kuris gali daugiau. Apie savo grupę papasakot. Apie grupę papasakot. Taip, grupė yra 5 nariai. Dabartinė sudėtis yra 2 gitaristai, tuo pačiu ir vokalistai. Bosinė gitara, tai yra Andrius, gitaristas, vokalistas Laurinas, gitaristas, vokalistas Jonas ir dar su mumis groja dabar Laimonas, dūdmaišių. Labanoro dūda. Labanoro dūda. Taip, tai yra senas lietuviškas instrumentas. Ir šiandieną mes kaip tik turime dar vieną, bet jau buvusi mūsų grupės narį, tai yra Šilas, kuris šį vakarą atliks su mumis vieną kūrinį. Ir groja birbynę. Ir groja birbynę, taip.